Sveiki visi, nes mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime rugpjūčio 21 dieną. Atvažiavome į objektą prieš 7 ryte. Vanduo paleistas lygiai 8 val. Dabar 8:25, 25 minutės kažkur tai vanduo bėga. Pamatavom vandens debetą, 12 litrų kibiras prisipildo per 17 sekundžių. Čia gaunasi 2 kubai 541 litras į valandą. Didžiulis debetas. Objektas būtų netoli Pilimų. Ten ant kalniuko per pievą pagrindinis kelias į Trakus eina ir Pilimai. Tai va, čia jau šitoj pusėje kelio. Čia va yra bevardis upelis, patonaisiu parodysiu. Teka, tai va mes tokia visiškai dauboj. Grįžinuko gilis gavosi lygiai 5 metrai. Nuo 5 iki 7 metrų dar giliau prasigrėžiam, prasidėjo pilkas smulkus smėlis su molio dalelėm. Tuoj parodysiu, kaip atrodo. Va, jis toksai jau kaip klijai. Va, smulkus. O iki 5 metrų buvo stambios frakcijos. O toksai va gražus labai smėlis. Va, vežėmės generatorių, nes pas žmonės yra 2 tik tai saulės kolektoriai. Va, čia ta baterija tokia va didžiulė. Turi hidroforą pasistatę ir iš to upelio pumpuoja vandenį. Tai va, grįžimo procesui naudojam vandenį. 40 metrų žarno gaisrinės prasitempiam. Tai parodysiu tą pačią vietą. Ja, čia aplinkui va pušynai. Tai smėlis vienėjo, jokios nebuvo vandens paros, jokio molio, jokio priemolio. Va, žmonės taip va gražiai įsikūrė 2 valtelės. Užsakovas žvejoja. Na, sakau, tokia graži diena, reikia ir vandenį paleisti. Labai gražus rytas. Nu, toksai upeliukas yra užsimtas. Tokia dauba, tai va čia Pilimų rajone, čia pati žemiausia vieta. Tai nenuostabu, kad ir grįžinukas visai negiliai gavosi. Tokių didžiulių debetų. Frakcija smėlio graži labai. Geležies neturi. Truputį gal yra vandenilio kvapą turi, bet čia dar neseniai paleistas, gal dar prasivalys. Va, toksai va amerikietiškas vagonėlis. Žalias, kaip matote, tai atvažiuojam su džipuku prie kabelio. Gręžiamės rankiniu būdu vandens pagalba. Gręžiamės čia dėl to, kad įvadas, na čia per kažkur per 1,5 metro įvadas eina vagoną va čia. Žmogus prasikas tranšėją ir įsives į vidų namą. O čia toks laikinas variantas. Gardieną negalingas hidroforas, mūsų valkos siurblys. 6 kubai valandai jau labai galingas, tai tokiam gręžiniui nereikia tokio galingumo. Tai va toksai va hidroforiukas pats tas. Va, to tokia va vietoj. Pas kaimyną lygtis 20 metrų artesnis gręžinys padarytas, o čia va slypas eina. Va tokia va vietoj, gražiai va, tokia va pušynai. Dauba tokia va vagonėlis. Generatorius burzgia. Tai viskas liuks, tikrai. Labai gražiai viskas pavyko. Ketvirtadienis. Tai va dabar komplektuosiu hidroforą su atbuliniu vožtuvu žmogui. O čia va atbuliniu vožtuvu pastatysiu. Ir čia toks kaip laikinas dabar įvadas iš upelio vandenį pumpuotas hidroforas. Ir jau pumpuosiu šiandien iš mūsų gręžinio vamzdžio, sujungsiu. Ir viskas. Va, nuostabi vieta. Viskas liuks. Tai ką, tada visiems geros dienos ir gero vandens iki.